Sveiki, gerbimieji TV eterio žiūrovai. Šiandien svečiuose turim Marijų Čekavičių, turbūt visiems žinoma, visuomenininkas, ūkininkas, auginantis labai puikius žirgus, beje, žemaitukus. Taigi, Marijų, kaip sutikot naujus metus ir kokios nuotaikos? Įdomiai teko sutikti naujus metus ir galbūt iš tikrųjų netradiciškai. Pereitais metais buvau išsikėlęs didelį tokį uždavinį, kad visuotiškai Žemaitijoje atkurti šokius, naktišokius, gegužinės, naktigonės. Na ir mes jau gruodžio 31 dieną buvom suplanavę tokį renginį, kur irgi kaip naktišokių formate smagiai pasišoktumėm, padainuotumėm, pabendrautumėm ir tą dalyką jau buvom suplanavę ir įgyvendinom. O sakykit, Marijau, tos visos tradicijos, kelintais metais jos dingo Lietuvoje ir jos apmažėjo, bent jau apmažėjo. Va, kaip naktigonės, kaip šokiai. Naktigonės, manau, išėjo iš mados jau sovietmečio laikotarpyje, o šokius gegužinės sunaikino jau dabar nepriklausomybės laikotarpio, kada suremontuodavo kultūros namus už europinius pinigėlius ir ten 5 metus, kad nesubraižytų sienų, nesugadintų aparatūros, praktiškai tie šokiai ir nutrūko. Tai viena iš priežasčių buvo, kad jaunimą išstumti. Ir manau, kad padaryta didelė žala mūsų kultūriniam gyvenimui. Ir praktiškai prieš 15-20 metų, vadinkim jau su mano karta, tie šokiai tapo jau nebepopuliarūs. O tai ir mano tėvai, ir aš pats tose šokiuose šeldavom, dainuodavom, būdavo smagu ir niekas neįsivaizdavo savo gyvenimo be diskotekos. Jeigu jam ten 15-20 metų žmonės verždavosi, buvo reikalus nueiti į šokius, sudalyvauti, palydėti panelę arba priešingai panelę džiaugdavos, kad jie ten vaikinukas palydė. Ir tai buvo savaime suprantama. Tai būdavo ten tų konfliktų, ateidavo girtų, pasimuždavo, pasipeždavo, bet tai vyrą randa puoš. Taip. Aš dar prisimenu, aš nesu ten iš tos senosios kartos, bet kapėdavau į mokyklą, dar būdavo tie šokiai ir lydėdavom į tas mergiksnami ir visko. Bet dabar tikrai, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonėm, tikrai nebėra nei kur nueiti, jokių vakaronių, jokių pasibuvimų. Kaip jūs manot, kodėl taip atsitiko? Čia yra paprasčiausias ir kultūrinis sprendimas. Visi pasakys, kad geriau sėdėti prie kompiuterio, spaudyti knopkes, televizorių žiūrėti, o ne pajudėti. Ir manau, kad netgi tyčinė veika. Tyčinė veika tam, kad žmonės būtų apatiški, neįdomu, ten tose šokuose reikia judėti. Ir aš praeitais metais galiu pasakyti, kad priėmiau sprendimą ir nuėjau į kražių chorą, medžiokalnis, vyrų chorą ir pradėjau dainuoti. Ir pagalvojau, kodėl aš negaliu savęs dainavime išmėginti. Su žirgais jojam, naktigonės darom, šokius darom. Ir iš tikrųjų, jeigu pasakysiu, kad aš važiuoju iš Kražių, į šokius į Vilnių, į Kanklių muziejų Kauną, sakys, Negi čia nėra kur. Ir džiaugiuosi, kad yra Kelmės, reiškia, žemėje keli dainiai, vadinkim, tie, kurie organizuoja dainavimus ir šokius. Ir jie sugeba suorganizuoti ir gamtoje šventes, ir suorganizuoti, dabar mes jau, kaip sakyt, buvome netolimoje praeity galimai išvyti iš Kelmės kultūros centro, nes ten mes ilgiau norim pašokti ir taip toliau, o čia jau darbo laikas baigėsi Sargui, tai mes turime puikų tokį senąjį vandens malūną, ten krepšinio aikštelės dydžio padaryta erdvė šokiams. Ir jau ne vieną kartą mes ten tos naktišokius, pasišokimus, padainavimus organizuojam, tesdami senąją mūsų prigimtinę kultūrą. Sakykit, kaip sutikot, kaip praėjo pats švents? Man asmeniškai tai ta šventė ir kitiems, manau, kurie dalyvavo, praėjo labai puikiai. Mes įsiskirstėm 3 valandą. Ir paryčiais ir smagiai pasišokę, su gera nuotaika ir pabendravę ir priėmė sprendimą, kad tęsti ir gamtoje ir panašiai. Bet paskiau sekančią dieną įsijungus Veitknygę žiūriu, kad ten šitas renginys yra sumaišytas su žemė ir ten toks, aš drįsčiau pavadinti būtybė, tai būtų moteriška giminė, jisai vyras yra.
pavadinsiu, būtybių. Toks Vaidas Žemaitis pasivadinęs, pasirodo, jisai buvo į tą renginį atėjęs ir prieėjęs šio malūno savininkas paprašė jį, kai jisai apleistų patalpas ir jisai Kodėl? paruošė tokią didelę. Čia reikia tam būtybei pasižiūrėti į veidrodį ir gaus atsakymą. Ir jisai pagarsino, kad ten prie Rūkškio ežero buvę dalyvavęs, jis tarp kitko buvo ir pas manęs organizuotoj naktigoniai Liepos 23, pašoko, padainavo, žmogus išvažiavo, niekas su juo ten nesibarė, galbūt kitiems ir kraujas virė, bet reikalas tame, kad tas būtybės jau pradeda užsikabinėti ir turėdamas mano asmenį. Ir iš tikro drąsiai pasakysiu, kad esu įžeistas ir atitinkamos tarnybos pasidomės to subjektų būtybių. Ir manau, kad jis padarė labai gerą darbą, demaskuodamas pats save kaip melagis, klastūnas ir priešinantis žmonės. O kaip būtent jūs užkabino? Kurioje vietoje? Kas nutiko? Tiesiogiai mes nesam net bendravę ir pakankamai seniai mes su juo ten, aš jau minėjau, naktigoniai susitikė prie Rūkškio ežero. Ir pasirodo, jisai jau mane seka. Jisai netgi turi kažkur tai išsisaugojęs patiktuką, kur aš ten galimai ant Hitlerio, reiškia, padėjęs. Taip, aš smerkiu ir Hitlerį, ir Staliną, kadangi jie sukėlė tokį didelį karą praeitam šimtmetyje. Ir tas patiktukas galėjo būti su tekstu, kad ten pasmerktas tas subjektas yra. Bet reikalas tame, kad tas žmogus jau mane, reiškia, pradėjęs yra sekti ir domisi mano asmenį. Kodėl jis domisi? Kas jam davė nurodymą domėtis Marijumi Čekavičiumi. Gal jūs tiesiog įdomus? Tai džiaugiuosi, valio. Aš džiaugiuosi, kad manim, reiškia, mes ir televizijose, ir OpTV dalyvaujame, TV komentaras, va dabar džiaugiuosi, kad pas jūs TV eteryje, manau, paruošim labai gražių laidų perspektyvoje, o kartu ir demaskuosim, o šitoj laidoje mano tikslas yra demaskuoti tas, kuris pasivadinęs Vaidas Žemaitis. Tarp kitko, vienas iki pradėjo pirštis toks subjektas, dažnai nėra ten, reiškia, vaizdo, kas ten slypi, Aleksejus Šuliakovski. Aš atsidarau, kas ten informacija, žiūriu, Vaidas Žemaitis. Ar tas Aleksejus Šuliakovski yra Vaidas Žemaitis, ar dar kitas koks tas Vaidas Žemaitis, tai čia jau spręsti ne man, bet tokia intriga įdomi mano asmenyje tokia pasisėja, aišku, aš jo į draugus nepriėmiau ir gyventų toliau savo gyvenimą. Na, pastaruoju metu iš tikrųjų labai įdomu, nes tiesiog ir į mūsų TV eterio studiją skambina ne vienas žmogus ir prašo išsakyti savo argumentuotus paaiškinimus ir nuomonę. Ir teigia, kad tas pats Vaidas daug ką apšmeižia visiškai be reikalo ir žmonės turi net įrodymus. Tai kaip jūsų atveju? Na, tie įrodymai yra, jie niekur nedingo ir aš irgi pasižiūrėjęs, žiūriu, kai jis yra jau nubaustas ir administracinė bauda, kur ten jis buvo teistas už tai, kad žmonės apšmeižia, kursto nesantaiką, kai jis toks kurstytojas yra, kažkada teko Taruose jį pamatyti ir jis aplinkoje nueina su vienu, su antru, su trečiu, pasišneka ir jisai paskleidžia tokį, atrodo, 5 sakinius pasako labai nuo dūšios, tvirtai, teisingai ir 6 sakinys yra tobulas melas. Tai tobulai paruoštas toks būtybis, kuris niekuomet nedirbo ir nedirbs Žemaitijai, niekuomet nedirbs Žemaičių Lietuvos vienybei ir aš siūlyčiau jam pavadinti tą savo TV, būkime susiskaldę, mano TV, prie ko ten mūsų TV. Ir kai pasižiūrėjau, jis sėdi su Audriu Naku vieną kartą savo laidoje, pasidomėjau aš vakarą biškiuką ir žiūriu, kad tas Andrius Nakas, buvęs Seimo narys, yra balsavęs už 75 metų KGB archyvų įslaptinimą. Kodėl patinka dabar tam, kuris būtybiui, reiškia, kad tie žmonės, kurie KGB yra, nori, kad būtų toliau slapta organizacija. Taip, jis mane išvadino rusofobu. Tiksliai nežinau, ką tas žodis reiškia. Aš gerbiu visas aplinkinės tautas. Džiaugiuosi, kad tų tautų yra ir Lietuvoje. Ir aš, pavyzdžiui, esu kaip žemaitis irgi noriu, kad būtų atkurta žemaičių tautybė. Tačiau aš smerkiu bolševizmą, smerkiu sovietizaciją
Ir visur pasisakau, kad Lietuvos ekonominė griūtis, kultūrinė griūtis turi pagrindinę priežastį. Nėra desovietizacijos įstatymo, nėra dekakabizacijos įstatymo. Ir tie, kurie tarnavo sėkmingai KGB struktūrose, likę inkognito, jie dabar priverbavo žmonių. O kas pasakys, kad tas būtybės nėra užverbuotas, jau dabar tarnaujantis FSB. Jis jau gruodžio 13 sėdi Kiprė ant ten kažkokių jau ten plūdurų ir komentuoja gruodžio 13 mitingą. Smagu, kad tu ten Kiprė sėdi. Kiprė ten Rusijos oligarchai bankuose buvo pasidėję pinigėlius ir kai jau ten 40% jų pinigėlių nurėžė, jie ten paveršleno ir susitaikė su tuo. Gerai, kad ta pigi kelionė buvo tam būtybei. Džiaugiuosi, kai jis šeimą sukūrė. Gal bus vaikai dori, garbingi, žemaičiai, padiekdie, tačiau dergtis, sėdint ir, reiškia, aš galiu drąsiai atsakyti į klausimus, kuris retoriškai pateikė, kad Krymas priklauso ukrainiečiams, kad karas yra labai labai blogai ir aš esu už tai, kad Ukraina atgautų visas savo teritorijas ir liautųsi karas ir teisingai rusai kompensuotų padarytą žalą tiems dabar, kur sugriautiems miestams, infrastruktūrai ir panašiai. Ne Čekavičius karą pradėjo. Va tokie dalykai yra. Ir smerkti mane vadinant kažkokiu rusofobu, kas davė nurodymą būtybei. Tai, kad mes norim atkurti žemaitiškumą, tai, kad mes norim atkurti tautiškumą, kad žmonės būtų laisvi, laimingi savo krašte gyvendami, tai yra blogai, patikėkit, su tuo nesutiksiu. Grįžkim prie to, kad Vaidas buvo išprašytas iš renginio. Kaip jums atrodo jūsų akimis, ar teisinga pasielgė organizatorė, vietovės savininką, kad tom, kaip jūs vadinat, būtybių išprašė iš renginiaus? Šičia Vaidas nepasiteiravęs, manau, jis pradėjo filmuoti. Jis mano renginyje filmavo. Kai jis pasidarė persona non grata, taip kaip ir, tarkim, kad ir aukščiausio rango Rusijos vadovas yra persona non grata, kaip ir Lukašenka vakarų Europos šalyse, pasaulyje, jie ten suvažiuoja kažkokiuose dar savo bendraminčių sluoksniuose. Mano nuomonė, galėjo dalyvauti. Mano nuomonė. Aš asmeniškai pavėlavau, aš atvažiavau po 9:15, pusę 10 ir jis tarp kitko sekdamas visą erdvę, jis ir mano asmenį pamatė, kad aš batus persimovęs ir ėjau į tą vietą. Tuo metu jau tas konfliktas buvo užgesęs. Ir tai jūs prasilenkėte? Mes prasilenkėme. Ir patvirtinu, kad organizatorius nuėjo, atsiprašė ir pakvietė atgal sugrįžti. Jam buvo paduotos ir bulvės, eglutėje buvo nuskustos bulvės, paduotos ir rankos, jie atsisakė ir tų bulvių. Ir paskiau sekančią dieną jie pateikė melą, kad jie ten buvo, taip teisingai pasakė, kad persona non grata, aš tikiu, kad galėjo tą pasakyti, sužinojo, kas tas subjektas yra. Mes iš tikrųjų pasiskambinom, užsiregistravome į tą renginį, kad mes dalyvausim, atvažiuosim, ar su manim atvažiavo 10 žmonių. Ir tie žmonės šoko, dainavo ir panašiai. Kitas dalykas yra didelių prieštaravimų. Ir, kaip pasakyti, šitas žmogus, mano supratimu, ateina prie svetimų renginių, pridergė, o paskui šaukė, kad tas renginys apdegtas yra. Tai palaukit, tai pasižiūrėkim, kur ta priežastis yra. Jeigu praktiškai to, kur jūs minime, būtybė nebūtų tame renginyje, nebūtų nei tos filmavimo sekančią dieną ir tokios, vadinkim, moralinės žalos, žmonės patyrė moralinę žalą, jie apšmeižti neteisėtai. Ir tikiuosi, kad bus įvertinta, kiek žinau, vienas iš jų kreipėsi į policiją, nes akivaizdus grasinimas laidoje, yra laidoje akivaizdus grasinimas, jeigu pasikeis ten valdžia, ką jūs darysite. Ir jis ten, reiškia, užsipuolė tą savininką, kai jis ten lentelė, kad šuniekai palei tvorą nevaikštų. Taip, aš puikiai žinau, kalbėjau su tuo savininku, visada žmonės privesdavo prie tos tvoros ir tie šuniekai padarydavo savo analizės. Jiems sako, man atsibodo tą šunų kakutį mėžti, kadangi žmonės įspėti nesupranta, sako, aš šunim tekstą. Ir sako, kai šunim tekstą parašiau, liovėsi. Aišku, pastatė ten, reiškia, parkelyje ir Kelmės miesto seniūnijoje šunų atliekom tom surinkti fekalijom dėžes ir ten tas parkelis toliau naudojamas šunų pasivedžiojimui, viskas tvarkoja, viskas gerai.
Bet laidoje paminėti, kad renginys vyko tam, kad pagyvenę diedai galimai galėtų jaunas mergaitės pagrabinėti. Ir paskiau paneigti, kas pasakys, kad to nebuvo. Čia tobulas išsigalvojimas, švelniai sakant. Ir paskiau pasakus priekyje sakinio, kad kaip teiginį ir sakinio pabaigoje pasakyti jau, kad galbūt tai netiesa. Tai tobulas paruoštas specialistas yra. Ir gaunantis, manau, labai gerai iš pragyvenimą iš to. O sakykit, po renginio metu, kada jau Vaida nebebuvo, vis tiek su savo aplinka kalbėjot ir ar daug pasipiktinusių buvo anu atvykimu ir tų slaptų filmavimų, kaip matės iš ano padarytą reportažą, video, tai matės, kad buvo filmuota ir įrašinėjami garsa, be savininkų sutikėjimo. Tai ir tas aiškiai matės. Kaip savininkas kalbėjo po to? Atvirai pasakysiu. Kokia aplinka susidarė? Nieks net nekreipė dėmesio. Atvažiavo dar daugiau žmonių, mes išėjom iš karto dainuoti ir šokti. Ir aš džiaugiuosi, pavyzdžiui, Dainiaus, aš Dainiumi vadinu tas, kur organizavo tą renginį, žmonės sustojame į ratą, prisistatome, iš kokios žemės, ką veikiame, kokiu tikslu atvažiavome. Ir tai yra savaime suprantama. Ir tada vienas kitą pažįstame jau, reiškia, ir prasideda šventė, šokiai, dainavimai, paskiau nueinam pavalgyti ir aš atsakingai pasakau, netgi nieks prie manęs neužsiminė, kad tas kažkoks galimai buvo konfliktas. Ir aš dalyvavau tame Rūškio ežere, kur organizavo žemaičiai iš Plungės, tą iš tikro nuoširdžiai gegužinę, tai ten maisto paruošė. Ir teisingai vėl Dainius buvo sustatęs visus į ratą, papasakojo, ką mums, kaip žemaičiams, kaip lietuviams reiškia šokis, kokia nauda. Mums nereikia jokių gimnastikų, mums jogų jokių nereikia. Šokim, dainuokim. Mes viskas, kas veikia, perimam dar ypatingai gamtoje, gražioje vietoje. Ir paskiau paminėjo, kad jeigu būtų, reiškia, Putinas šoktų ir dainuotų, karo Ukrainoje nebūtų. Ir ką padarė tas būtybės, jis akcentuoja, kad ten politikavo. Tai manau, kad tokią tyčinį melą paskleisti į visumą, kadangi aš asmeniškai tame renginį buvau prie Rūškio ežero, aš atsakingai pasakau, tas būtybės žiauriai sumelavo. Ar jam sąžininga meluoti į tiesioginį eterį, apdergti žmonės? Aš pažįstu tie Žemaitijos keliulius, kur vyriokai važinėja, pagarba. Ir tai apkalbėti. Reiškia, ir jie buvo sukirti rankomis, kad ateityje vienas kito blogų vardų neminės. Jis parvažiavo iš karto jame atsidergti. Ir dar drįsta pasakyti, kad užsuko į Šatriją. Ir ten prie ugnumo jis pabuvo. Taip, aš esu Šatrijos ugnies sergėtoja. Tai irgi įžeidimas, jisai išniekino. Bet tai ne jis vienas yra. Aš džiaugiuosi, kad palaidos ir ten patiktukų ir tokių pasipiktinimų buvo, kada mes sudėjome senajam Kelmės vandens malūne, ta šventė vyko, kiti tokia pagieža, ten segregacija visi vadina. Mes iš karto demaskuojam tą tinklą, ką sukūręs tas yra būtybės. Reiškia savo, kaip pasakyti, tinklas. Savo bendraminčių ir kurios panaudoja. Aišku, gali būti jisai irgi daug profilių turi, ten nėra kartais įvardintas su slapyvardžiai žmonės, nei vardas, nei pavardė, jisai drąsiai gali būti pats atlikęs tą juodą darbą, dėdamas ant savo minčių patiktukus ir sakydamas paskiau į eterį laidoje, žiūrėkit, kiek žmonių atsiliepia, 30 000 peržiūrėjo. Labai gerai žmonės, kad jūs žiūrite. Ir pasitikėkite tais, kurie organizuoja renginius, o ne tais, kurie smerkia renginius. Ir kaip galima išvadinti landsbergistais? Taip, yra ta Žemo kalno klanas, taip, yra Dėdulė, yra Magnolija, bet kas pasakys, kad nedalyvauja tame, supriešinime tautos pats būtybės? Parodykit su pirštais. Grinais, tipiškai suskaldantis savo pasisakymais žemaičius su lietuviais, tarpusavį žemaičius. Tie, kurie renginius daro ir daro nuoširdžiai, jie pavadinti landsbergistais. Taip, aš esu nesivakcinavau, galima vadinti mane antivakseriu. Man teko sėdėti viens prieš vieną, buvo 2003 tokia laida ir su tuo pačiu Vytautu Landsbergiu senuoju. Taip, nepavyko man jo demaskuoti kaip Lietuvos priešo, aš drąsiai atsakingai pasakau. Man apmaudu, aš esu laisvės kovotojų vaikas. Ir mamos duota priesaika 1948 metais birželio 15 pačiam Jonui Žemaičiui.
aš ant šviesios atminties mamos kapo perėmiau. Tai turėkite omeny, kad turite žmogų priešai save, kuris prisiekęs tarnauti Lietuvai. Nu, Unsa yra žinoms žmogus, sekėjų to tikrai nemaža. Nu, gal ne visi seka vien dėl to, kad, nu, tik gal daugiau seka, kad pažiūrėti, ko Unsa pliorp, nes iš aplinkos mano yra nemaža tokių, kur saka, kad, nu, pasižiūrėm, ko Unsa šnekžina ir kad žinotumėm, ko apšmeižį. O apšmeižtų šiaip žmonių, nu, kad patys žmonės, kad sako, kad mūne apšmeižį tokio laido. Nu, aš irgi užmetu akį, pasižiūriu, nu, tas žmogus tikrai būna apkalbėts. Ir mane paskominant žmonės sako, nu, mes turim faktinius įrodymus, kad Unsa, nu, šnek nesąmonės ir visiškai realybės neatitinkančius dalykus, nu, aišku, kažkiek teisybės pasako, kažkiek ne. Ir toks klausimas žmonėms iškilo, ar daryti laidas ir informuoti, ar tiesiog kreiptis į teismą, į teisėsaugą, ar išvis ignoruoti ir nutilėti. Nu, mano manimu, kad ignoruoti ir nutilėti čia yra didžiausia blogybė, nes žmonės ir toliau tikės. Jeigu žmonės yra apšmeižti, nu, visišką be reikalą, aš manau, kad žmogus turėtų, kaip kiekvienas apšmeižtas, kreiptis arba į tam tikras institucijas, arba viešą paskelbti su faktas, tas, kad Vaidas kalba nesąmonės. Arba paliekti žmonėm tikėti, kad Vaidas kalba teisybę. Kokia jūsų įžvalga būtų šiuo atveju, kaip žmonėm elgtis tiem, kad yra apkalbėti ir visiškai bereikalo? Manau, kad tas būtybės yra ne viena apkalbėjęs ir apkalbėsiantis, tai jo užduotis. Nu ir puikiai supranti, ateina prie tavo namų, prie durų, prikakina. Ir paskiau pasitraukęs, krikščiai iš laimės, žiūrėkit, koks ten apsikakojęs, ten toks yra noks ir taip toliau. Šičia yra faktas. Manau, kad drąsiai turime demaskuoti, o jeigu jis jau pateikė tikrai, o tikroviškai žinias, kurios netitinka tikrovės, kviečiu visus paduoti į teismą ir pasieškojus advokatą, manau, kad ir advokato išlaidas apmokės. Be abejo, yra siekiamybė, kadangi skursto nesantaiką savo laidose, uždaryti, ten būkime susiskaldę, palaukit, ten būkime vieningi liktai. Arba ten mano TV, ten mūsų TV, reiškia, tas YouTube'inius kanalus ir pasibaigs vienas iš tokių melo skleidėjų, kuris apsimeta dorų, Žemaitiją, valdžią kritikuojantis. Palaukit, o ką padarei, kad be kritikų. Aš asmeniškai esu ekologinis ūkininkas ir aš drąsiai pasakysiu, pamačiau, kad chemija pilama, aš agronomas esu, Žemės ūkio akademiją baigęs. Ir žinau, kad reikia kaip žemaičių gamtą tausoti. Aš priėmiau sprendimą, perėjau ekologiškai ūkininkauti ir džiaugiuosi, 25 metai, pas manęs jokios chemijos nėra. Pamačiau, kad žemaitukai baigia sunykti. Bet buvo tuo metu, kada žirgus parsivežiau į gimtinę, 200 likę, dabar mes turime apie 1000. Mes patys esam sprendėjai savo gimtinės. Ir aš visada, galbūt tam būtybei nepatinka, kad aš agituoju, vartokime tik, kas pagaminta Žemaitijoje, Lietuvoje, pas kaimyną. Valgykime, kad mūsų ant gimtinės stalo būtų šaltinio vanduo, kad gertumėme, o ne iš ten kažkokių mineralinių vandenų prisipylę. Reiškia, dar iš svečių šalių atvežtas daržovės, kurias mes patys galime išsiauginti. Visur asmeniškai siūlau naujakurystės įstatymas. Pasikeis teisingai, aš tikiu, kad pasikeis netolimoje ateityje. Ir politinė padėtis galbūt Lietuvos teritorijoje ir aš džiaugiuosi, čia jau politinė reklama, nenoriu sakyti, kad tai, bet aš konstatuoju faktą, kad Skuodė ir Plungėje jau Žemaičių partija dalyvauja savarankiškose sąrašuose ir eina į savivaldybių rinkimus. Visur mes turim dirbti. Aš gerbiu Žemaičių kultūros draugiją. Jinai irgi tą puoselėje žemaitiškumą, renginius daro, pagarba skuodiškiams, netgi knygas leidžia. Džiaugiuosi, buvom užpernai jau paleidę ir Monu Žemaitiją priedą savaitraštį. Toks yra, reiškia, laikraštis. Aš manau, kad ir su jumis, Donatai, mes pradėsime netolimuoti į Žemaitišką Rakutis ir prigimtinės žinias skleisti. Ir darysime naujus metus pagal mūsų pripratus. 7531 metai per pavasarinį lygiadienį ir aš dabar oficialiai jūs pakviečiu pas savęs. Ir mes ant Šilgalio piliakalnyje, Šilo piliakalnis nebereikalo pavadintas Šilgalio piliakalniu ir ten kažkada buvo mūsų Žemaitijos šventasis miškas.
Tai manau, kad mes toj laidoje viską ir apkalbėjom. Aš džiaugiuosi, kad žmonės žiūrite visas tas televizijas, priimkite išvadas. Ir tie žmonės, kurie daro renginius, kurie pakviečia ir dalyvaukite, visuotiškai dalyvaukite. Vaikus, įsivaizduojate, renginiuose ant Šatrijos sueina kelios kartos. Taip pat daro ir kultūros centrai renginius, man teko būtent Gondingos ir Apuolėje. Puiku, ir veskitės vaikus, veskitės vaikaičius. Kito kelio nėra. Ir tada savaime suprantama sugrįž gegužinė. Va, prie to manau, kad prisidės ir TV eteris. Būdavo linksma. Būdavo linksma. Prisidėsim, kad būtų linksma. Va, gyvuojam. Ačiū Jums už puikų pokalbį. Gražios likusios dienos. Tieko. Mes dirbame Jums. Ačiū, kad remiate ir prenumeruojate TV eteris YouTube kanalą. Prenumerata nieko nekainuoja.